štai kaip aš sugebu įgyveninti atsitiktinai projektus. Pasiruoškite su manim ir aš papasakosiu, kaip aš veikiu. Viskas dažnai prasideda nuo idėjos. Šį kartą aš ją pasigavau Bosnijoje. Mes grojame koncerte Bosnijoje ir aš nelabai mokėjau groti gitarą. Tai yra nelabai gerai. Bet aš pastebėjau, kad yra vis dėlto šiokio tokio potencialo, kad galima būtų visai ir išmokti groti gitarą. Tai jo, pasirodo, su gitara ne taip ir lengva groti. Čia bus super keisti akordai. Aš labai atsiprašau, kad ir ką žiūrės šitą video ateityje. Tavo anūkai. Oh my god. Gerai. This is how I met your mother. Anyways, let's go! Right. So I'm officially in forbidden territory. We will see if I get caught. Bet vienas dalykas, kas mane labai motyvavo, tai viena mano draugė pasakė, kad raudoni nagai atneša sėkmę. O tai ne visada žmonės sutinka su tai, ką aš darau. Nes, tiesą sakant, aš kartais pats su savo idėjom nesutinku. Aš atsiprašau vėl man, kuris aš žiūrėsiu, ir mano grandchildren ir visi kiti žmonės. Aš nelabai sutelpu į kadrą. Ir esmė yra, kad labai lengva pasakyti, kad aš atliksiu projektą. Nes tada atsiranda va tokia dalis, kur tu atlieki tik tai 50% projekto. Kažkas čia buvo. Čia tikrai buvo kažkas. Čia kažkas buvo. Ai, čia dar įrašinėjau. Ai, jisai dar vis matomas. Ir tada esmė yra, kad likusi 50% projekto yra daug sunkesnė. Žiūrėkim jam į akis. Anyway, the interesting part is that Bosnia and Herzegovina has been in a war in the 90s, and there are a bunch of mines apparently hidden. Anyway, so I hope to not blow my legs off. Nes matot, tie likę 50%, jie patampa vos ne 300%. Nes viskas pasunkėja, pailgėja ir paskui reikia kažkaip suktis. Šį kartą aš nekaltas, aš tik pusiau kaltas, jinai irgi užmiršo. Jo, čia viskas buvo. Valgydami sudžiūvusią duoną. Tame ir esmė. Projektas nebūtinai turi kažką pasiekti. Jisai nebūtinai turi užsidirbti kažkokių pinigų. Kas padėjo? Ačiū, iki rytojaus. Rytojaus? Mes rytoj susitinkam? Ai. Ja? Ne? Aš turiu šitą įrašą, in 4K, tipo. Nu, jo, va. Va, grojam Sarks. Oh shit, mes rimtai rytoj grojam. Man svarbiausia, kad projektas tiesiog būtų fainas. Būtų linksma jį atlikti. O gal man pasinešiuot tavo kamerą, aš tą filmuosiu? Aš kaip tik tikėjausi, kad tu to paklausi. Palauk. Žinoma, pinigai yra faina, bet šiuo atveju man buvo faina pabūti su Neda. Tai čia kiek mes va taip vat. Gal nepradėkim. Nesijaudink, nes kitaip aš jaudinsiuos. Ne, aš jaudinuosi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai prisidėjo prie mano, tiesiai sakant, crazy projektą pagroti gatvėje. Ir aš galvoju tai tęsti. O ne.
O ne, palauk, reikia palauk, kol vanduo pakils. Palauk. Okay. Reikia šiaip primest mane. Tu galvoji, aš turiu pinigų. Tiek, paimi, išsitrauki. Pam! Aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš turiu žmonių, su kuriais aš galiu kurti. Kad ir ant kiek tai yra nesveikos idėjos, kad ir ant kiek jas gali būti pavojingas. Stygos dangui, mūza dėl medžių. Palauk. Palauk. Aš tiesiog matau, kad dvi blogos idėjos sukuria kažką įdomaus ir gero. Tai yra idėjos, kurias aš tiesiog mėgstu įgyvendinti. Ir aš džiaugiuosi, kad aš turiu tokią grupę žmonių, kurie tam yra pasirengę ir tai padaro. Ačiū Jums. Tai jo, moralė visos istorijos tai negerkit narkotikų ir valykitės dantis.